Jeigu gatvėje paprašytumėte praeiviui vardinti bent keletą komandinio sporto pavyzdžių, daugelis mūsų šalyje paminėtų krepšinį arba futbolą. Šį lietuvių požiūrį bando pakeisti Belgijoje gyvenantys beisbolo žaidėjai Domantas Trinkūnas ir Matas Sirgedas. Aš pradėjau lankyti beisbolą dar 1 klasėje. Pas mūsų mokykloje buvo toks būrelis beisbolas, tai aš kažkaip juo susidomėjau, pradėjau lankyti treniruotės, augau bet augdamas dar nežinau, nes buvau mažas, nežinau, kad dar turime Utenoje beisbolo stadioną, vienintelį Lietuvoje. Tai augdamas tai sužinojau, susiradau naują trenerį, kuris tuo metu mus treniravo tam beisbolo stadione. Mes visi augome, kartu treniravoms, nes beisbolas Lietuvoje yra viena didelė šeima, kuri kartu auga, tarpusavį žaidžia, tarpusavį tobulėja. Ir tuo mane patraukė, tas beisbolas yra kaip vienas didelis kumštis. Žaisdamas beisbolą Lietuvoje visada turėjau svajonę žaisti kažkur kitur, tobulėti, kadangi Lietuvoje turim 4 komandas, tie patys veidai. Tiesiog jau važiuoju į varžybas ir nebėra tokio įdomumo, noris kažko naujo, norėjęs pažaisti prie geresnės infrastruktūros, geresnėse stadionuose, su žaidėjais, kurie turi daugiau patirties ir panašiai. Ir tiesiog ieškojau, kur galėčiau tai realizuoti. Ir pasitaikė galimybę susirasti darbą Belgijoje, kadangi iš beisbolo aš negyvenu. Tai yra mano super hobis, mes esam pusiau profesionalai. Ir tiesiog pagalvojau, kodėl ne į Belgiją. Viena populiariausių Jungtinių valstijų sporto šakų mūsų šalyje atsirado vos prieš 35 metus. Todėl nenuostabu, kad šis žaidimas dar nespėjo išsikovoti vietos po saule Lietuvos sporto pasaulyje. Ko trūks, aišku, stadionų. Utenoje turim tiksliau tą stadioną nuo 2005 metų kažkur. Ir dėl tam tikrų dalykų mes negalėjom jo naudotis gal 5 ar 6 metus, kas yra tragedija pačiam beisbolui Lietuvoje, kur turi vienintelį aikštelę ir tu ją negali naudoti dėl tam tikrų priežasčių. Tai ačiū Dievui pavyko iš to išlipti, atgavom tą stadioną, žaidžiama, vyksta turnyrai, tarp kitko Utenos aikštelėje vyko Europos kvalifikaciniai turnyrai, buvo atvažiavę įvairių šalių rinktinės paskutinės 2 vasaras. Kaune atsidarė nauja aikštelė, labai džiaugiuosi, tikiuosi ir Vilniuje atsiras jinai, kadangi mačiau yra projektai, kažkokie tai daromi, kažkas judama, tai tikiuosi labai, kad ir sostinėje atsiras. Matas Sirgedas turi kuo didžiuotis. Jis pirmasis lietuvis žaidžiantis Belgijos 1 beisbolo divizione. Tiesa, tam, kad įgyvendintų svajonę ir išsikovotų vietą pusiau profesionalų lygoje, 24 vaikinui teko susitaikyti su mintimi, kad vien didelio noro ir aistros šiam žaidimui neužteks. Galimybė nepasitaikė. Aš tiesiog jos pats ieškojau. Tiesiog buvo svajonė žaisti kažkur kitur. Žinau, kad Belgija yra gana aukštas lygis, Olandija yra pats aukščiausias turbūt lygis iš visoje Europai, bent jau rinktinių, tai tiesiog šalia abi šalys. Pasidomėjau labiau, aišku, prieš atvykstant, kiek čia yra komandų. Iš anksčiau, aišku, žinau, nes Europos turnyruose esu žaidęs tiek prieš belgų rinktinės ir panašiai. Tai tiesiog taip atsidūriau čia, siekdamas savo svajonės žaisti kažkur kitur ir tobulėti. Iš beisbolo gali gyventi, jeigu esi profesionalas. Kadangi aš nesu profesionalas, esu pusiau profesionalas, tai jo, iš kažko reikia gyventi. Tai pirmą susiradau darbą, paskui atvykęs čia pradėjau ieškotis klubo. Aišku, klubą ieškojau dar būdamas Lietuvoje, su vienu klubu susitariau, atvažiavęs susitikti, pašnekėti, bet taip ir nutrūko mūsų ryšys, tai pagyvenus čia 3 mėnesius, pavyko gauti būtent šio klubo kontaktus, atsakingą asmenį, su juo susirašiau ir atvykau, pašnekėjau su prezidentu, pasikvietė į pirmą treniruotę. Mato meilė beisbolui buvo tokia didelė, kad mintis, jog didžiąją laiko dalį teks skirti dirbant nekvalifikuotus darbus Belgijoje, negąsdino. Atvirkščiai, tai tik dar labiau vedė į priekį ieškoti didesnių galimybių. Yra internetas.
pradžiai domėjausi viską per internetą, ieškojau kažkokių kontaktų, kas atrašė, kas neatrašė. Ir užtrukau 3 mėnesius, kol gavau kažkokius kontaktus konkrečių asmenų. Tai man padėjo Lietuvos vyrų rinktinės treneris Vilas Gordonas, jisai turėjo pažinčių ir paklausė vieno žmogaus, galbūt turi kažkokių kontaktų iš Belgijoje esančių beisbolistų ir man atsiuntė 3 klubų kontaktus ir aš tiesiog atsiverčiau Google Mapsus ir pasižiūrėjau, kuriame klube norėčiau žaisti, kuris yra arčiausia mano namų, kur aš gyvenu čia ir tiesiog taip atsidūriau burgerauti. Nors lietuviai paprastai yra pratę sulaukti klausimų apie mūsų šalį, ilgai aiškinti ir pasakoti, iš kur yra kilęs, Matui nereikėjo. Pirmas mano pokalbis buvo su klubo prezidentu, tai jisai yra įsilavinęs žmogus, žino geografiją, tai žinoma, žinojo, kur yra Lietuva. Ir šiaip, beisbolistai, bent jau iš mano komandos, praktiškai visi žinojo, kur yra Lietuva, kadangi visi keliauja po Europos turnyrus ir Lietuva taip pat keliauja po Lietuvos turnyrus, tai nežinau, manau, kad būtų gėda nežinoti Lietuvos, kada tu žaidi prieš juos. Dabar Mato Sirgedo vardas garsiai skamba ne tik Belgijos, bet ir Lietuvos beisbolo pasaulyje. Ar garsinu Lietuvą? Turbūt, kadangi vis tiek esu ir gerų varžybų sužaidęs, esu ir parodęs tam tikrų gražių epizodų ir vis tiek žaidėjai domisi, iš kur jie, taip pat ir fanai, iš kur jisai, kas jis toks, nes niekam nematytas. Tai manau jo, ir ne iš vieno žmogaus esu girdėjęs, kadangi olandiškai, čia yra olandų kalba, tai olandiškai tai yra Litauer. Tai tą žodį Litauer esu labai iš daugelio žaidėjų girdėjęs, tai aš manau, kad bent jau tas žodis lietuvis, tai yra čia populiarinamas tarp bent jau beisbolo bendruomenė. Esu patriotas Lietuvos, myliu Lietuvą, tai lietuvių visada išliksiu, o kad pritapti prie aplinkos kažkiek išmok galbūt kalbos ir panašiai. Galbūt reikėtų jau, nes čia esu 3 metus, tai galbūt jau ir turėčiau šnekėti olandų kalbą, bet labai sudėtinga, teko šiek tiek mokytis. Sunku išmokti ir kadangi vis tiek aš nuo lietuvių nenutolstu, čia yra lietuvių bendruomenė, su lietuviais pagrindė ir bendrauju, o su kom reikia susikalba angliškai, tai nematau didelės būtinybės man tą olandų kalbą ir mokėti. Domantas į Belgiją taip pat atvyko ne be priežasties. Jį paskatino jau čia gyvenantis vaikystės draugas. Šį pasiūlymą gavau iš savo draugo Mato, mano bendražygio, bendraklasio, su kuriuo žaidėme beisbolą jau daug metų, buvome geri draugai. Tai jisai man siūlė čia atvykti jau kurį laiką, gal apie 3 metus jau, bet aš vis nesutikau, nes turėjau tą įsipareigojimų Lietuvoje. Ir laikui einant, aš nusprendžiau čia atvykti ir sportuoti beisbolą, semtis daugiau patirties, naujų žinių ir ateityje bandysime tai perteikti Lietuvai. Nors drauge nuo vaikystės beisbolą žaidžiantys draugai ilgai svajojo atstovauti tai pačiai komandai, šiame sporte viskas nėra taip paprasta. Todėl Domantui buvo pasiūlyta atstovauti kitai Belgijos komandai, įsikūrusiai Mecheleno mieste. Beisbolas yra vienas sunkiausių sportų pasaulyje, tai drąsiai galiu sakyti, nes tai reikia ir ūgio, ir greičio, ir sprogstamosios jėgos, ir psichologijos didelios, nes kiekviena pozicija turi reikalingų fizinių savybių. Ten pirmoje bazėje žmogus turi mokėti lengvai špagatą, būti aukštas, kad pagautų visus kamuoliukus. Tai beisbole reikia labai daug visko. Nors dabar Domantui ir Matui dažniau tenka susitikti vienoje beisbolo aikštelėje, žaidžia jie priešingose komandose. Tačiau draugai sako, nepamirštantis juos vienijančio tikslo. Tiesiog mano asmeniškai tikslas tai yra įgauti tiek patirties ir įgauti tiek žaidybinės patirties, kad aš galėčiau padėti Lietuvos beisbolo vyrų rinktiniai patekti į Europos čempionatą, kadangi mes dar niekada nesam žaidę aukščiausiam Europos čempionato divizione. Paskutinius 4 finalus B diviziono mes pralaimėjom dėja, tai vis tiek turi ateiti tas
momentas, kada mes turim patekti į tą aukščiausią divizioną. Ir kadangi esu šitos rinktinės žaidėjas ir žaidžiu ir finaluose 2 iš tų paskutinių 4, tai aš turiu prisidėti prie to, kad mes patektumėm į tą 1 divizioną Europos čempionatą. Tai iš tikrųjų į užsienį atvykau pasisemti daugiau patirties beisbole, nes kas daugiau populiarins beisbolą Lietuvoje, jei ne jaunimas, tai bandysime šią patirtį realizuoti ir Lietuvoje ateityje.